Labas rytas. Tikriausiai visi esam girdėję apie geros savijautos piramidę, jo eiliškumo, kas ko lėkštėj turėtų būti kiekvieną dieną. Ir pavyzdžiui, man nepavyksta laikytis šitos taisyklės. Ir mano atveju, kai buvo diagnozė visiškas organizmo išsekimas, ta diagnozė buvo nustatyta lygiai po 30 dienų nemiegojimo. Pamenu tą dieną, kai tą rytą nuvažiavau šeimos kliniką ir paprašiau, kad priimtų šeimos gydytojas, nes asta sako, reikia rašytis į eilę, niekas čia taip atėjus nepriima. Ir mano buvo tokia savijauta, jog aš pasakiau, šiandien lygiai mėnuo, kaip aš nemiegu ir aš neturiu, aš neišeisiu. Na, tada į gyvą eilę priėmė ir. Nu ką, gydytojai, tuo metu man išrašė Xanaxą, bet grįžus namo, šeimos narys man nerekomendavo šio vaisto vartoti, nes patirtis ir atsiliepimai nelinkėjo nieko gero. Turėjau ieškoti, kaip kitaip sau padėti. Tuomet teko kitur kreiptis ir buvo išrašyti kitokie vaistai, aš jų šiai dienai nepamenu. Vieną dalyką pasakysiu, man jie labai įdomiai suveikė mano atveju. Per keletą savaičių aš save įvardinsiu šitaip, aš patapau daržovė. Ką noriu tuom pasakyti, kad aš buvau visiškai apatiška viskam, nulis emocijų, nulis jausmų, nei šilta, nei šalta. Tuo metu sūnui buvo 2 metai. Pasekmės šitų vaistų man baigėsi gan liūdnai. Ir, sakykime, po visko, kai man viskas buvo išplauta, aš labai išsigandau. Labai išsigandau, kuom galėjo viskas baigtis. Nu, kad suprastumėte, aš pakėliau, tos vaistus vartodama, aš pakėliau prieš save ranką. Atsiprašau. Tuo metu, aš, kai man viską išplovė, kaip ir minėjau, aš labai išsigandau. Ir kas tada? Ir kurį laiką aš išmokau su visu šituo gyventi. Nejau aš daugiau, žinokit, pas jokių tuomet, dar buvau pas vieną specialistę, bet ten aš vaistų jokių nebegėriau, nes ta patirtis tokia gan rimta buvo, man asmeniškai mane labai paveikė. Ir, sakykime, kurį laiką gyvenau kaip sugebėjau, be jokių medikamentų ir
Ir taip gavosi, kad vieną dieną iš mano klienčių pastovių atėjo labai pasikeitusi. Aš nagus tvarkau, o į visą vietą nenustyksta. Ir gan gerai sueinam ir po šiai dienai. Ir aš sakau, ką jūs valgote, kas čia vyksta. Sako, Rasa, sako, tu įsivaizduoji. Sako, aš vėl pradėjau, dabar liktais po 5 kilometrus darbą eiti ir pareiti. Sako, aš vėl pilna energijos. O pasidarė kraujo tyrimus, pasirodo. Kraujo tyrimai buvo prasti, jai prirašė, ką reikėtų vartoti. Ir taip gavosi, kad tą dieną ji nieko nesusipirko, bet turėjo skambutį su savo seserim. Ir kažkaip pasibėdavojo seseriai ir sesuo sako, palauk, neskubėk. Aš kai ką vartoju ir man labai patiko, sako, tu pamėgink. Na ir ją suvedė su Neolaifu. Ir pasirodo, jau kurį laiką jį vartojo. Tai vat, jos tas vartojimas buvo labai labai akivaizdus. Mano akim, kai daug metų žmogus eina ir tu jį matai vienokį ir čia ateina kaip diena ir naktis ir pasakoja, kaip jinai kalnus verčia namuose ir kaip džiaugiasi ir kaip viskas pasikeitė ir koks greitas poveikis. Na, kadangi tą žmogų jau ne vienerius metus pažinojau, nekilo minčių nepasitikėti. Paprašiau jos taip pat kontaktų, kad mane suvestų, kad gal man kažką galėtų, nes, sakykime, ką ji pasakojo, kaip ji iki tol jautėsi, dėl ko ėjo pas gydytojų, man labai pažįstama buvo. Tai va, ir pamenu, atsiuntė man katalogą, žiūrėjau, nieko aš nesupratau, aš kadangi buvau absoliutiškai be galo didelė skeptikė ir aš tų dalykų neišmanau ir neišmaniau ir man, sakykime, ką aš čia bandžiau skaityti, ne aš čia normaliai skaičiau, paveiksliukus pavarčiau ir vienu žodžiu aš nieko nesupratau ir paprašiau jos, kad ji man užsakytų tą, ką ji vartojo. Tai jos buvo pats pirmas taip pat rekomenduojamas Provitalį. Mitybos sprovom užpildyti, man tada nieko dar nesakė. Ir arbata energijai. Nes energijos nebuvo. Aišku, ir bemiegės naktis. Ir kad suprasti, ką reiškia bemiegės naktis, aš truputį pasidalinsiu, patvirausiu. Tai buvo iki tokio lygio, kad naktį gulint, man jau net vaidentis buvo pradėję. Ir man vis atrodydavo, kad kažkas šalia stovi. Šiai dienai lyg ir juokas ima, bet tuomet neėmė juokas. Ir vyrą žadindavau ir sakydavau, apsikabink. Man atrodo, aš jam net nesakydavau, kad man čia jau vaidenasi. Ir buvo įdomus momentas. Tai va, ir kas įvyko? Įvyko, įdomiai labai įvyko. Dar pamenu, mamai kažkaip papasakojau, sakau, mėginsiu, čia pasimėginsiu. Mama, aišku, kokią kainą. Pasakiau, tada tuo metu, man atrodo, buvo už abi tas pakuotės apie 100 eurų. Mama už galvos susiėmė, sako, vaikeli, ar tu pameni, mes kažkada buvom kažko prisipirkusios, tikrai buvom. Tuo metu, gal prieš gerus 20 metų, buvo momentas, kai žmonės eidavo su dideliom tašėm po namus ir atneždavo parduoti, tai ašukas kokias vibruojančias, tai keptuvės ir buvo moteris su buteliukais. Mes juos išklausėm,
ką supratom, ko nesupratom, mes visko prisipirkom ir šiai dienai tik pajau, nežinau, ar mes gėrėm, ar mes negėrėm, mes kosminius pinigus išleidom, nu bet gavosi kaip gavosi. Ir, sakykime, nebuvo tolimesnio kontakto, kad kažkas paaiškintų, kažkaip kažką sudėliotų ir panašiai. Ir va tokia mamos irgi toks prisiminimas, tokia patirtis, bet, sakau, mama, tą žmogų aš jau ne vienerius metus pažįstu, aš ją pasitikiu. Vis tiek mes, kai dirbam su žmonėm, bendraujam, bet kuris iš mūsų, jaučiam, kada kas mėgsta pafantazuoti, kas yra nuoširdus, kuo geriau iš vis nesiklausyti. Ir šitą moterim aš pasitikėjau visapusiškai. Tai vienintelį, ką mamai pasakiau, sakau, mama, aš neturiu ką prarasti ir aš turiu pamėginti. Nu, man, jeigu nepadės, aš bent jau būsiu pamėginusi ir tom ir baigsis. Taigi mes taip pradėjau vartoti. Tarp kitko, aš kadangi neskaitau, tikėčiau, aš neskaitau, kada kaip gerti. Vienu žodžiu, aš po kelių dienų bėgau pirktis nėštumo testą. Mane pykino. Truputį širpuliukai, jau toks draugeliai, galvoju, va, gal laukiu. O pasirodo, kad reikėjo vartoti būtinai po maisto. Atrodo, po maisto. Nu, vienu žodžiu, kad ne ant tuščio skrandžio. Viskas tvarkoj, susidėliojom. Mano testas, aišku, neigiamas. Baigėsi pykinimai, kai pradėjau po maisto gerti. Taip pat tuo metu lankiau funkcinės treniruotės. Kaip sakytas, lankiau, bandžiau lankyti, nes būdavo painu, palankau ir nutrūksta. Nes seniau būdavo, kad jeigu ir tos energijos nebūdavo, tai kažkaip nueini, pradedi sportuoti, į tą energiją atsiranda ir viskas vau. O tuo laikotarpiu nueidavau ir dar labiau užsekdavau. Nu, nebuvo matyti resursų, kas vyko su organizmu, aš nežinau, bet man niekaip nepavyko įeiti pilną ritmą. Ir tai palankydavau, tai nelankydavau, tai vis dėlto galvoju reikia, gal viskas bus gerai. Ir dabar galvoju, trečioji, man atrodo, sakau, čia viskas vyko labai greitai. Trečioj dienoj skambinu moteriai, kuri mane konsultavo. Sakau, žinokit, man kažkas netinka ir buvo kalba apie arbatą. Su arbata irgi labai įdomi istorija. Sako, kaip tu ją geri? Tai aš pakelį užsitaisau. Vienu žodžiu, visai dienai, ten ar rytą, ar pietai, ar vakare, va po treniruotės grįžus, išgeriu. Sako, įgeriama yra pirmos dienos pusėj, visų pirma, nes tai yra energijos bomba. Ir tas pakelis, kaip ir skirtas, yra 2 dienom, o aš viską per vieną dieną ir dar plus ant nakties, tai apie miego, aš čia tikėjausi miegą susitvarkyti ir nebuvo nei kalbos. Tvarkoj. Grįžau tik tai rytais ir pradėjau, dar sakykime, ir man nebuvo jinai skani. Man ji labai nepatiko, plus, sakykime, kai man ją reikėjo užsisakinėti, aš nesu arbatos gerėja. Aš visą gyvenimą buvau kafomanė, kavos gerbėja ir man gerti arbatą, kuri aš iš vis negeriu arbatų. Iš vis negeriu arbatų. Ir tos arbatos dabar kaina irgi apie 40 eurų, man atrodo, buvo. Aš sėdžiu, toks vidinis, tau su galva viskas gerai, mokėt už arbatą, kurių tu nemėgsti, kurių tu negeri, bet, blin, aš turiu pabandyti. Tvarkoj, vieną kartą susimokėsiu. Ir kai aš pradėjau ją, sakykime, įsipilti pagal, kad man būtų skanu, netokia stipri,
nes jinai tikrai stipri yra ir reikėjo pagal save atrasti. Viskas tvarkoj, baigės mano naktiniai nemiegojimai, kai įsivedžiau į ritmą. Toliau kas vyko. Mes kasdieną su mama vis susiskambinom, 4 dieną, 5. Mama vis, na kaip. Sakau, mama, kažkas vyksta. Bet kas? Nesuprantu. Nes energijos yra. Jau ant sparnų. Žinokit, iš tikrųjų labai daug dalykų man vyko, bet aš čia gal to nepasakosiu. Ir aš buvau be galo nustebinta. Šiai dienai tik tai galiu suprast, ant kiek buvau išsekusi, kad man taip suveikė šitas kompleksas, neturiu žodžių iš tikrųjų, atrodo ir maitinausi, ir valgiau, ir atrodo viską dariau kaip visada, bet po, sakykime, mažylio, po atsiradimo su organizmu kažkas įvyko. Ir man, sakykime, ir svorį susigrąžinti buvo be galo sunku, daug visokių niuansų susidėjo. Ir tai va. Ir po savaitės, man atrodo, buvo sekmadienis, kai aš vis dėlto mamai, žinokit, paskambinau ir pasakiau, mama, energija man tom dienom niekur nedingo, aš be galo gerai jaučiuosi, aš buvau pamiršusi tą jausmą. Tas jausmas buvo turbūt iki nėštumo. Ta visa energija, tas visas, sakykime, požiūris apskritai į viską. Man suveikė per daug dalykų. Tai nebuvo tik energija, bet apie tai nekalbėsiu. Ir aš po mėnesio laiko, sakykime, suvartojimo, aš paklaususi savo klientės, kaip man pačiai gauti. Aš esu iš tų žmonių, kur aš nemėgstu prašyti kitų. Tu man ten užsakyk, va gal ir išgirsti. Aš sakysiu tada, kai atlyginimą gausiu. Aš ten taip anaip, aš turiu susirinkti ten kažkur kažką. Aš mėgstu pati paimti viską į savo rankas ir kada man reikia, tada aš užsakysiu. Nes supratau, kad aš šito produkto vis tiek dar kažkada gal norėsiu. Plus man buvo rekomendacija mažiausiai 3 mėnesius jį vartoti, kad, kaip paaiškino man tuo metu, sustiprinti, atstatyti kraują. Tai va, tiek aš tuo metu tiek ir supratau ir tiek aš tik girdėjau. Ir aš po mėnesio laiko pati prisiregistravau ir žinoma, ir į šeimą atsisukau, ir mamai užsakėm, po to ir krikštamotę, ir lygiai taip pat. Kas čia suveikia? Čia yra, kaip pačioj pradžiai minėjau, ta mitybos piramidė, geros savijautos piramidė. Aš, žinokit, aš po šiai dienai nesigilinu į tuos dalykus ir tik vieną, kad suvokiau, kad tai yra, kodėl jie veikia. Šios kompanijos produktai veikia ląstelės lygmenį. Kad iki ląstelės, sakykime, daeitų, kaip aš suprantu, tai turėtų būti iš maisto. Nes organizmas atpažįsta maistą ir jis jį priima. Čia yra sudėti koncentratai. Grūdų koncentratas, dienos normos, vaisių daržovių koncentratas, dienos normos, įvairiausių spalvų, ko kiekvieną dieną tikrai nevalgom, ten agurką, salotą kokią ir viskas. Omega, apie omega apskritai, kai pradėjau gilintis,
bet čia kitą kartą pasidalinsiu. Ir visi būtiniausi 18 vitaminų ir mineralų, ką mes turėtumėm kiekvieną dieną su maistu gauti, normos. Ir tas kompleksas padarytas taip, viskas sinergiškai. Ir kai sako, kodėl čia jo tik tiek, kažkokio vitamino tiek arba mineralo tiek. Todėl, kad dėl jo sinergijos, aš tų dalykų, aš ne mokslininkas ir visa kita, bet kompanijai virš 65 virš metų ir tų produktų jie neturi daug, bet jų buvo tikslas, kad nebūtų vienkartinis kažkoks paleidom į rinką ir susirinkom, kažką uždirbom ir tom ir baigėsi. Bet tikslas buvo, kad žmogus realiai turėtų naudą. Kad tu realiai tau suveiktų, kad tau veiktų, kad tu jaustum tą. Ir viskas, kiekvienas jų produktas eina ląstelės lygmeniu. Tai reiškia, kad yra įsisavinama, nes atpažįsta kaip maistą. Bet jie sugebėjo į kapsulės viską tą sudėti. Sorbata. Sorbata, įsivaizduojat, ta, kuri negeriu, buvo įdomus laikotarpis, ta pati pradžia. Aš pradėjau kavos nebenorėti. Man jį pradėjo smirdėti. Ir aš ilgą laiką kavos nebevartojau. Man gerdavau aš varytę šitą arbatėlės pagal savo skonį. Ir to pakelio man užtekdavo ir po šiai dienai užtenka man mažiausiai savaitę laiko. Taip kad, kai pasigalvoji, tai visai ne kosmosas, o plius sudėtis. Aš mėginau, žinokit, ir tą sudėtį, pagal sudėtį galvoju, aš gal nusipirksiu čia, ką jie čia sudėjo ir, pavyzdžiui, rožinė radiola šaknis, galvoju, ženšenio, dar kitų ingredientų susipirksiu, popigėję ir pagersiu. Dar visokių šaknų, man tai čia yra kosmosas. Bet ta arbata, su jie klinikiniai tyrimai net atlikti ir joj sudėta lygiai taip pat viskas tam tikrais kiekiais, kad viskas veiktų sinergiškai, vienas kitą papildytų, ne kažko ten daug, kažko ten, viskas taip, kaip turi būti, kad nepakenkiant, nemoku net paaiškinti iš tikrųjų. Man čia dar, bet tikriausiai tegul dirba savo žmonės darbą ir ta kompanija turi tik vieną arbatą, ne 10, ne 20 ir tinka visiems, be išimties. Jeigu truputį apie ją, apetitą mažina. Kaip jis veikia, vienu žodžiu, jos pagėrus, tu dar kurį laiką, tu gali savo nepult valgyti energijai. Tai vat energijos bomba man buvo rekomenduojama dėl energijos. Budrumui, dėmesio išlaikymo. Apie ją daug, žinokit, yra atskiros, kur padeda, tai jeigu būtų įdomu, tikrai tą informaciją galėčiau pasidalinti asmeniškai. Dėl Provitalio, kodėl jis rekomenduojamas, sakykime, irgi lygiai taip pat energijai, nes visos maistinės medžiagos, dėl ko jį rekomenduoja ryte po pusryčių suvartoti, nes tu gauni visos dienos energiją, visai dienai. Ir nesvarbu, ką tu vėliau valgysi, bet tu jau būsi gavęs visas maistinės medžiagas, ką tu turėtum gauti. Taip, ir širdies sveikatai, imuniniai sistemai būna, gaunu, ką imunitetui. Ir taip kitas iki žmogų, ir aš taip įsivaizduodavau, gal yra viena stebuklinga piliulė ir čia man viską padarys ir sutvarkys. Tai visada rekomenduoju būtent Provitalį, nes yra viskas sudėta. Daržovės, grūdai, žuvis ir visi vitaminai, mineralai, viskas, kas reikalinga imunitetui. Tai yra bendras. Tas pats smegenų veiklai, tiem patiem kaulams, sąnariam,
oda, plaukai, nagai, vienu žodžiu, visam organizmui. Ir kiek teko per 3 metus, sakykime, mėginau aš atskirai kažką pavartoti, pasirankioti. Ir žinokit, vis tiek aš grįždavau ir esu grįžus prie Provitalio, nes man nebereikia sukti galvos, aš ryte pavalgiau, sugėriau ir man nebereikia blaškytis, ar aš išgėriau per dieną kažko, ar aš neišgėriau, aš kiekvieną dieną savo ramiai, aš žinau, kad mano organizmas visko gauna, o įdomiausia, kad kai organizmas gauna kiekvieną dieną visų reikalingų vitaminų, mineralų, omegos, karotenoidų, grūdų, vienu žodžiu, kai jis nejaučia, nebūna deficito, jis visiškai kitaip funkcionuoja. Įsivaizduojat? Nėra taip, kad vieną dieną gavau, man labai patiko, vienam iš seminarų sako, užsidenkit ausis, ką jūs girdit. Ūžia. Ir sako, jūs suvokėt, ten 24 valandas per parą, ten viskas veikia. Ištisai viskas veikia. Ir mes neturim kažkokių kolbų, kad kažko daug pripilsim per vieną dieną ir uždarysim ir visiem metam užsipildys ir bus. Visgi greičiausiai, kad organizmas pasiėm tiek, kiek jam reikia tuo momentu, tu daugiau nepripilsi ir jis kiekvieną dieną dirbdamas, jis viską eikvoja. Jam visko reikia. Kiekvieną mielą dieną. Ir, sakykime, gerai, jeigu tu esi viskas tvarkoj, ramybė, visi sveiki, einu į darbą, ten viskas vau. O jeigu ne vau, mes kiekvieną dieną su kažkom susiduriam, tai kažkokie žinutė išgirstam. Tai kažką pamatom, kažkokie dirgikliai, kažkas nuėjęs į parduotuvę, kainą pasižiūrėjęs, žmogui rankos kojas gal drebėti pradeda. Ir tokiais atvejais organizmas į streso atveju, įtampai, jis daug daugiau visko sueikvoja. Ir jam daug daugiau visko reikia. Ir kas tuomet? Tai vat, įsivaizduokit, jeigu kiekvieną dieną gauna viską, jis nebegauna deficito, jis įpranta dieną iš dienos visko gauti. Tu nori, nenori, tavo organizmas visiškai kitaip pradeda reaguoti į visus tos veiksnius. Buvo laikas, kai buvau labai emocionali, degtukas, mano žodis ne taip, aš visą, čia ugnis. Ir atsimenu, sakydavo man, tu privalai valdytis, tu privalai kažkaip čia ramiai viską reaguoti. Ir aš atsimenu, ir viduj toks verdi ir ką čia šneki, apie ką čia kalba. Vien suvokė, apie ką čia kalba, kaip čia gali kitaip reaguoti, suprantat, aš va tokia būdavau. Ir kai atėjo momentas, kai aš save pradėjau stebėti ir kai išlenda pradėjo išlysti irgi visi tie va tokie va kažkokie išgirsti, kažkas pasako, kažkur kažką. Ir mano reakcija pasikeitė. Ir aš pradėjau ramiai viską reaguoti. Aš, žinokit, sėdėdavau ir galvodavau, kaip taip įmanoma. Tai kas ten įvyko, kas turėjo kur užsipildyti, kad aš galėčiau va šitaip reaguoti, kur aš visą gyvenimą taip reagavau.
Šiai dienai esu be galo dėkinga. Be galo dėkinga už, kad aš pamėginau, kad aš išdrįsau, kad aš patikėjau, kad atėjo iki manęs ta žinutė. Gal kažkas man anksčiau kažką sakė, bet gal aš to žmogaus negirdėjau. Šiandien aš neįsivaizduoju, kaip man reikėtų savo kitaip padėti. Ir per tuos 3 metus labai daug visko pasikeitė. Aš pasikeičiau per 3 metus. Ir esu savo be galo dėkinga. Be galo džiaugiuosi, kad aš galiu gyventi visiškai kitaip galvoti, visiškai kitaip priimti, kas vyksta aplinkui. Nežinau, žinokit, jau užsitęsiau. Ačiū, kas išklausėt. Jeigu būtų įdomu, jeigu norėtumėt išmėginti arba žinote, kam reikėtų pamėginti, pasidalinkit. Visada galima sustoti, visada galima, kaip aš sakau, grįžti gal prie kažkokių kitų dalykų. Ir, kaip sakau, yra dalykų, prie kurių aš nenoriu grįžti ir kitaip tvarkytis ir džiaugtis gyvenimu. Ačiū Jums. Iki.